Pasimkime Viešpaties žodį ir atsiverskime vieną atsiversime knygą iš Senojo testamento, tai yra Danieliaus pranašystė. Danieliaus pranašystė ir šiandieną pažvelgsime į keletą eilučių ir keletą principų iš Danieliaus knygos 9 skyriaus. Kai žinote, Danieliaus 9 skyrius yra užrašyta Danieliaus malda ir atgaila prieš Dievą. Tai yra vienas iš garsiausių atgailos skyrių užrašytų Biblijoje arba situacijų, kai Dievo žmogus tiesiog yra nuolankus, kai Dievo žmogaus širdis sudūžta ir jis atgailauja. Taigi mes susikoncentruosime, šiandieną pažvelgsime į šitą skyrių. Įžangoje aš norėčiau pasakyti keletą dalykų. Tokia galbūt nestandartinė įžanga būtų, bet aš norėčiau pasakyti, tiem, kas mėgsta gyventi pagal grafiką, kas mėgsta turėti griežtą tvarkaraštį, kas mėgsta būti kaip armijoje, kas turi susiplanavęs kiekvienas 5 minutės savo dienoje, aš norėčiau, kad pasakyti apie pamokslo struktūrą. Pamokslo struktūra turi tikslą, turi įžangą, turi 3 punktus. 2 punktai bus truputį ilgesni, vienas ir paskutinis 3 punktas bus apibendrinimas ir išvados. Taigi, prie tikslo, kad mes susikoncentruotume savo mąstymą, apie ką bus nukreiptas pamokslas, prie tikslo aš noriu pasakyti, šiandieną pamokslo tikslas, arba kodėl mano tikslas, kad mes šiandieną žvelgdami šitą paraginimą iš Dievo žodžio, yra tai, kad susimastytume apie savo dvasinę būklę. Ar mūsų dvasinė būklė, ar mūsų širdis yra apleista, ar yra žaliuoja, ar mūsų širdis yra žvelgiant į pastatą, ar sienos atsilupinėjusios, ar pelėsiai dėl drėgmės, ar vorai vaikščioja aplinkui, ar mūsų dvasinė širdis yra sutvarkyta, ar nutinkuota, nudažyta gražiai. Taip pat prie tikslo, koks yra tikslas šiandieną, kai žvelgsime į Dievo žodį, tikslas yra, kad mes praplėstume mūsų supratimą apie Dievą, kad mes truputį praplėstume savo mintis apie Dievą, ne tik tai apie tą, kurį mes meldžiamės ir kad jis atsakytų mūsų poreikius, bet apie Dievą kaip viešpatį. Taigi dar prie tikslo, atsiprašau, aš noriu pasakyti dar prie tikslo, kad mes šiandieną arba ateityje bandytume pakeisti savo mąstymą, savo susikoncentravimą į save ir kad daugiau susikoncentruotume į Dievą. Tai yra tikslas, į kurį mes šiandieną būsime susikoncentravę žvelgdami į Danieliaus 9 skyrių. Šiandieną paskaitykime, atsiverskime Danieliaus 9 skyrių ir paskaitykime nuo 1 iki 5 eilutės. Darijaus Ahasveros sūnaus, kilusio iš Medų palikuonių, kuris tapo Chaldėjų karaliumi, pirmaisiais karaliavimo metais aš, Danielius, supratau pagal knygas metų skaičių, apie kurį Viešpaties žodis buvo duotas pranašui Jeremijui, kad Jeruzalė bus apleista 70 metų. Aš nukreipiau savo veidą į Viešpatį Dievą malda ir maldavimais su pasninku, ašutinė ir pelenuose. Meldžiau Viešpatį savo Dievą, Viešpatė, didis ir baimė keliantis Dieve, tu laikaisi sandoros ir esi gailestingas tiems, kurie tave myli ir laikosi tavo įsakymų. Mes nusidėjome ir nusikaltome nedorai, elgiamės, maištavome, atmetėme tavo potvarkius ir nuostatus. Taigi, žvelgiant pažvelgėme į Danieliaus skyriaus pirmas 5 eilutes, kai trumpai apie kontekstą, apie kas vyksta, praplėsti savo mintis arba suformuokime kontekstą. Taigi, kas atsitiko? Danielius studijavo Bibliją, skaitė Jeremijo pranašystę, skaitė Biblijas ir suprato, kokia yra situacija. Ir kokia buvo situacija. Dievo tauta buvo nelaisvėje.
Danielius buvo vienas iš vergų paimtas tarnauti faraoną. Sumaišiau su pradžios knyga. Danielius buvo su savo draugais paimtas tarnauti karaliui Nebukadnesarui, vienam iš didžiausios karalystės tuo metu. Jis buvo paimtas kaip vergas. Kontekstas buvo, kad Izraelio tauta buvo nelaisvėje. Ir štai Danielius studijuoja raštą ir jis supranta, kad būtent šita situacija, kad Dievo tauta bus nelaisvėje, ji buvo išpranašauta. Ir kokia yra situacija? Yra ta, kad Dievo tauta nusidėjo ir dabar, kad jie yra nelaisvėje, tai buvo išpranašauta. Tai yra Dievo bausmė arba Dievo... Tai buvo pasiekmes už Izraelio tautos nuodėmes. Ir Danielius supranta, kad tai yra išpranašauta ir tai yra vyksta dabar. Izraelio tauta buvo nuodėmėse ir jie dabar kenčia pasiekmes. Ir tai, ką suprato Danielius, štai ką jis daro, jis suprato tai. Jis ateina susidužusią širdimi, jis atgailauja ir meldžiasi Dievui. Taigi toks yra kontekstas. Šiandieną pamokslo tikslas, mes pažvelgėme apie tikslą, pamokslo pavadinimas šiandieną yra dykvietė širdyje. Tai yra, mes pažvelgsime į savo širdį. Ar yra mūsų širdis dykvietėje ar ne? Mes skaitysime eilutes, kad Dievo tauta atsirado, kaip sakiau kontekste, Dievo tauta atsirado nuodėmės pasekmėse. Ir Danielius suprato šitą situaciją. Ir šiandieną mūsų tikslas yra įvertinti save, įvertinti savo širdį, ar mūsų, kokioje situacijoje yra mūsų širdis, ar dvasinė prasme mūsų širdis yra dykvietėje, ar mūsų širdis yra kokioje nors vergystėje ar ne. Žvelgiant į pirmas punktas, žvelgiant į šitą situaciją, buvo kas? Buvo situacijos supratimas. Pirmas dalykas, kas atsitiko, Danielius studijavo Dievo žodį ir jis suprato situaciją, kad šitai situacija, kad Dievo tauta yra nuodėmės pasekmėse, tai yra, buvo išpranašauta ir taip atsitiko. Taigi yra nuodėmė ir yra nuodėmės pasekmės. Ir Danielius tai suprato. Šiandieną, kai mes kalbėsime apie save, apie krikščionišką gyvenimą, susikoncentruokime į savo širdis. Pabandykime įvertinti savo širdies situaciją. Kokia yra mūsų širdies situacija? Tai yra, ar mūsų širdis yra kokia nors vergystė, ar mūsų širdis yra apleista, kaip Izraelio šalis buvo vergystė, Izraelio širdis buvo apleista. Ir pažvelgsime į savo širdį. Taigi, pirmas punktas – situacijos supratimas. Mes pažvelgiame į kontekstą, kokia yra situacija. Dievo tauta yra vergystėje. Ir kalbant apie savo širdį, kaip įvertinti savo širdį, žvelgiant į tai, kad Danieliaus širdis buvo sujaudinta, kai jis suprato, kodėl Dievo tauta yra vergystėje. Pažvelkime, pabandykime įvertinti savo dvasinę būklę. Ar mes esame kieno nors vergystė. Ir keletas patarimų prieš įvertinant savo būklę, įvertinant savo širdies padėtį būtų. Keli patarimai prieš įvertinant save. Kai pradėsi galvoti apie save, kai pradėsi vertinti savo širdį, aš norėčiau iš karto pasakyti, kad nelygink savęs su kitais. Nelygink savęs su kitais žmonėmis. Nelygink savęs su kitu tikinčiuoju arba nelygink savęs su neišgelbėtu žmogumi. Nes Biblija sako, kad tai yra neišmintinga. Taip pat, prieš tai, kai tu įvertinsi savo širdį, nelygink savęs su pasauliu. Mes, kas yra, neužtenka būti tik tai geresniu už pasaulį. Mes natūraliai, daugiau ar mažiau esame, aš truputį išplėsiu šitą mintį, bet mes natūraliai išmokstame būti geresni už pasaulį
ir mums nereikia dėti daug pastangų. Ką aš noriu pasakyti, mes išmokstame kalbėti krikščioniškai, mes išmokstame elgtis krikščioniškai ir natūraliai tarsi savo veiksmais, savo kalba esame geresni už pasaulį. Taigi, kai bandysi įvertinti savo širdį, nelygink savęs su pasauliu, nes neužtenka būti geresniu už pasaulį, reikia stengtis būti panašiu į Kristų. Taigi, toliau, dar porą patarimų prieš vertinant savo širdį. Kas buvo Dovydo širdyje, mes matėme, kad buvo nuolankumas. Buvo nuolankumas prieš Dievą, buvo nekelimas savęs, bet teisingas savęs vertinimas. Ir dar vienas dalykas prieš keletą, dar porą patarimų prieš vertinant save. Kai nuspręsi vertinti savo širdį, kokia yra pagal Dievo žodį, ar ji yra nuodėmėje, ar ji nėra nuodėmėje. Aš noriu pasakyti, skaičiau, vis dar nebaigiau, gerą knygą apie priklausomus žmonės. Yra tai, kad jeigu žmogus nuo ko nors priklausomas, jis natūraliai užima gynybos poziciją. Jis labiau linkęs kaltinti kitus, negu kad kritiškai pažvelgti į save. Taigi, kai vertinsi savo širdį, neužimk savęs gynybos pozicijos. Tiesiog pasistenk netgi arba neutraliai, arba netgi kritiškai pažvelgti į save. Taigi, vertinant savo poziciją pagal Dievo žodį, pradėkime įvertinti. Taigi, užduosiu keletą klausimų įvertinant savo širdį. Aš noriu paklausti tavęs, ar tu turi norą susitikti su Dievu? Tai yra ne tai, kad nori mirti ir eiti į dangų. Tai gali būti kraštutinumas, bet kiekvieną dieną ar tu nori tiesiog bendrauti su Dievu, ar nori skaityti to Dievo žodį? Ar tu gėriesi Dievu? Jeigu kas nors taip paklaustų naktį ar vakare paskambinęs, taip staigiai paklaustų, už ką tu dėkoji Dievui? Mes dažniausiai turime išmoktas atsakymus. Šiandien dieną už tai, kad atsikėliau, kad turiu darbą, kad sotas ir taip toliau, bet natūraliai, jeigu kas nors paklaustų, kokį nuostabų darbą Dievas padarė tau šią savaitę, ar turėtum ką nors atsakyti? Tai nereiškia, kad jeigu tu neturi atsakymo, tai tu koks nors atšalęs, bet ar tavo širdis džiaugiasi Dievu, taigi, ar tu susikoncentravęs į Dievą? Kitas dalykas, vertinant savo širdį, kitas klausimas, ar dažnai galvoji ir bandai suprasti, kokie yra tavo troškimai ir kokie yra Dievo troškimai. Taigi, kokia yra Dievo valia ir kokia yra tavo valia? Ar bandai palaikyti pusiausvyrą tarp tų dviejų tiesų, tarp savo tikslų, savo minčių, savo troškimų ir tarp Dievo? Taigi, dar vienas geras klausimas, įvertinant savo širdį. Grįžkime į Danieliaus skyrių, į Danieliaus pranašystę, 9 skyrių, 18 eilutę. Danieliaus 9:18. Mano Dieve, palenk savo ausį ir išgirsk, atverk akis ir pažvelk į mūsų dykvietės ir miestą, kuris pavadintas tavo vardu. Mes maldaujame ne dėl savo teisumo, bet dėl didelio tavo gailestingumo. Taigi, kaip sakiau, Izraelio miestas yra paverstas į dykvietę. Ir tokia yra nuodėmės pasekmės arba situacija. Taigi, įvertinant savo dvasinę širdį, ką Danielius pasakė eilutės viduryje, mes maldaujame ne dėl savo teisumo, bet dėl didelio tavo gailestingumo. Taigi, kai mes gyvename susikoncentravę į save, į savo teisumą, kas yra? Mes gyvename dvasinė, mūsų širdis yra dvasinėje dykvietė. Ir pastebėti savo širdyje dvasinę dykvietę galime tik vėl nukreipę savo žvilgsnius nuo savęs ir pažvelgti Dievą. Taigi, jeigu esi susikoncentravęs
į savo teisumą, kad tu stengiasi, kad tu bandai būti teisus, bet ne į Dievą. Tavo širdis yra dvasinėje dykvietėje. Kitas iš Dievo žodžio, kad mes esame susikoncentravęs į save ir bandome elgtis teisiai, tai nėra blogas dalykas, bet geriausias yra susikoncentruoti į Dievą ir stengtis elgtis teisingai dėl to, kad Dievas taip nori. Susikoncentravimas į save, ar tai būtų savanaudiškumas, ar savigaila, ar kokie nors kiti dalykai, ar išdidumas, tai yra stabmeldystė. Taigi, jeigu esi susikoncentravęs į save, tai yra tavo širdis nėra susikoncentravusi Dievą ir yra dvasinėje dykvietėje. Dar viena mintis, ką aš norėčiau pasakyti. Dykvietė širdyje yra tada, kai tu žiūri Dievą kaip savo poreikių tenkintoje. Taigi, kai Dievas yra tau kaip tavo poreikių tenkintojas, aš truputį išsiplėsiu prie šios minties. Kai Dievas yra tau kaip kalėdų senelis, kai tu žiūri Dievą, tai kad Dieve tu palaimink. Ir daug žmonių trokšta, ko jie trokšta iš Dievo? Trokšta tik, kad Dievas juos laimintų, kad Dievas suteiktų ilgą gyvenimą, kad Dievas suteiktų pragyvenimo dalykų, kad Dievas suteiktų vienų ir kitų dalykų. Ir tai yra viskas, ko žmogus kreipiasi į Dievą. Aš noriu pasakyti, kad dvasinė prasme to žmogaus širdis yra dykvietėje. To žmogaus širdis yra trokšta palaiminimų, bet ne Dievo. Tai yra, iš tikrųjų, širdis yra dykvietėje. Širdis yra apleista dvasinė prasme. Taigi, išvelgiant į pritaikymą, į tai, kad teisingai įvertintume savo širdies supratimą, kaip jau minėjau, atitraukime savo mintis nuo savo kasdieninių poreikių, nuo tai, kad kasdieną meldžiamės, kad Dievas apsaugotų kelionę, kad Dievas palaimintų ir taip toliau. Atitraukime savo mintis truputį tiesiog nuo susikoncentravimo į save ir pažvelkime į Dievą. Atitraukime savo žvilgsnius nuo savęs ir pažvelkime į Dievą. Ir Dievas padės nustatyti, ar mūsų širdis yra dvasinėje dykvietėje ar ne. 18 ir 19 eilutės dar kartą paskaitykime. Mano Dieve, palenk savo ausį ir išgirsk, atverk akis ir pažvelk į mūsų dykvietės ir į miestą, kuris pavadintas tavo vardu. Mes maldaujame ne dėl savo teisumo, bet dėl didelio tavo gailestingumo. Viešpatie, išgirsk, viešpatie, atleisk, viešpatie, išklausyk ir veik. Nedelsk dėl savęs paties, mano Dieve, juk tavo vardu pavadintas tavo miestas ir tavo tauta. Taigi, kai Danielius atgailauja, kai Danielius meldžiasi, susikoncentravimas nebe į save yra, bet susikoncentravimas į Dievą. 18 eilutėje mes skaitėme, mes maldaujame ne dėl savo teisumo, bet dėl didelio tavo gailestingumo. Taigi yra Dievas tas, kuris yra gailestingas ir jis nori padėti mums, bet ne todėl, kad mes esame teisūs. 19 eilutėje Danielius kreipiasi, nedelsk dėl savęs paties. Tai yra, Danielius kreipiasi Dievą dėl to, kad dėl Dievo charakterio, bet ne todėl, kad Danielius buvo teisus, ne todėl, kad Izraelio tauta buvo teisi. Taigi, pirmas punktas šiandieną apie savo dvasinės padėties arba širdies supratimą, jeigu tu esi susikoncentravęs į save, į savo teisumą, širdis yra dykvietėje. Dvasinė prasme ji nežiūri į Dievą. Jeigu tu žiūri Dievą kaip savo poreikių tenkintoje, tai irgi tu praleidi labai daug dalykų, nepataikai į Dievo taikinį, ko Dievas nori iš tavęs, taigi irgi širdis yra dvasinė dykvietėje. Toliau, antras dalykas,
į ką mes šiandieną pažvelgsime, tai yra teisinga atgaila nukreipta į Dievą. Teisinga atgaila nukreipta į Dievą. Kai Danielius meldėsi ir suprato Izraelio aplinkybės, buvo pats nuodėmių pasekmių vidurys arba giluma. Kaip mes kalbėjome, Danielius suprato, kad šiuo metu Danielius žinojo, kad Izraelio tauta yra nelaisvėje, bet Danielius iš rašto suprato, kad tai yra nuodėmės pasekmė ir tai yra išpranašauta. Taigi, teisinga atgaila. Aš norėčiau vėl pažvelgti į pritaikymą ir pamastyti apie tave ir save. Klausimas. Kas įtakoja tavo ir mano atgailą? Arba kokie veiksniai skatina tavo ir mano atgailą? Taigi, mes dažniau jaudinamės ir bijome aplinkybių arba nuodėmės pasekmių, kaip mums, kas atsitiks, kai mes nusidėsime. Kai mes prieš darydami nuodėmę arba padarę nuodėmės, mes labai dažnai jaudinamės, kokios bus pasekmės, kaip dabar bus, kaip Dievas nuteis, kaip kiti žmonės reaguos ir taip toliau. Kai mes prieš atgailą arba kai atgailaujame, mes labai bijome, kokios bus pasekmės. Taigi, kokia yra išvada iš to, kad mes dažnai nenorime nuodėmiauti arba mes norime nuslėpti savo nuodėmes nuo kitų, nes mes kitų akise norime būti laikomi teisiais arba krikščionimis. Aš noriu dar kartą pamastyti su tavimi, kiek tavo ir mano širdis yra linkusi atgailauti, atmetus baimę, kad kiti sužinos. Gerai, dabar yra nuodėmė, ar tarkim aš padariau nuodėmę. Kiek tavo širdis yra linkusi atgailauti, jeigu nebūtų kitų žmonių, jeigu nebūtų baimės, kad kiti sužinos. Taigi atmetame vieną baimę arba vieną veiksnį, kuris mus skatina atgailauti. Taigi, kiti nesužinos. Tai dabar, kai kiti nesužinos, ar vis dar taip pat tu esi linkęs atgailauti? Jeigu kiti nesužinotų, ar tu lygiai taip pat tu turėtum troškimą išpažinti savo nuodėmes prieš Dievą. Ir tai yra, ką noriu pasakyti, kad kaltas žmogus, arba kai aš nusidedu, arba kai tu nusidedi natūraliai, mes norime siekti, kur yra mažesnės pasekmės. Mes prašome Dievo, kad nebūtų, arba tikimės, kad Dievas nebaus, kad Dievas nesiūs labai didelių pasekmių, ko mes esame verti. Taigi, kaltas žmogus visada nori eiti ten, kur būtų mažesnės pasekmės. Bet kas yra į tai, kad pamastykime apie savo atgailą. Ar mes, kai atgailaujame, esame susikoncentravę į Dievą? Ar mes susikoncentravę į nuodėmės pasekmes ir bijome, kas atsitiks? Taigi, vienas pavyzdys, tai nėra blogas, tai yra geras pavyzdys. Pavyzdžiui, žmogus nori eiti į dangų, todėl kad bijo pragaro. Tai yra užrašyta Dievo žodė. Kas netiki Dievu, tas eina į pragarą. Taigi, pragaro baimė yra gera motyvacija turėti troškimą paklusti Dievui. Pragaro baimė yra gera motyvacija, bet ar tai yra pilna motyvacija teisingai gyventi, ar tai yra pilna motyvacija išpažinti savo nuodėmes. Tai yra natūralu, tai yra gerai, bet tai nėra pilnas paveikslas, iš ko turėtų sekti atgaila. Taigi, porą pavyzdžių, kad mes suprastume, kai mes dažnai elgiamės, Dieve, atleisk man, aš nenoriu turėti tos pasekmės. Dieve, aš gailiuosi, aš bijau tos pasekmės. Arba, Dieve, atleisk man, nes aš tau nusidėjau. Skirtumas yra. Dažnai mes esame pirmame pavyzdyje ir tai nėra, kaip sakiau, blogai. Bijoti pasekmių nėra blogai, bet tai turėtume mes iš Dievo žodžio matyti ir antrąjį pavyzdį, kad
mūsų nuodėmė pirmiausia gąsdina ne todėl, kad mes turėsime pasekmes, bet tai skaudina Dievą. Tai turėtų būti pirmame prioritete. Gerai, paimkime pavyzdį mažą vaikelį. Taigi, mažas vaikelis, kai jis auga, kai tėvai su meilė jį auklėja, mažas vaikas nedaug turi supratimo, kas yra blogai, arba kas yra gerai, arba kas yra blogai. Daug kartų, nuo ko tėvai pradeda auklėti? Daug kartų tėvai kartoja ir mokina. Jeigu nedaryk to, jeigu padarysi, skaudės. Tai yra paprasta logika. Paprasta, ką vaikas gali suprasti po kelių kartų. Jeigu padarysi tai, skaudės. Taigi, mažo vaiko supratimas, negalima bėgti į gatvę, nes skaudės nuo tėčio. Arba, o kitas supratimas, kai jau vaikas auga, arba suaugusio supratimas, negalima bėgti į gatvę, nes jeigu bėgsiu į gatvę, galima nenutrenkti. Jeigu bėgsiu į gatvę, galiu sukelti avariją ir nukentės kiti žmonės. Taigi yra skirtumas tarp vaiko supratimo ir tarp to, kuris po truputį auga. Taigi, augant, ateina platesnis supratimas. Aš noriu šiandieną sugrįžti prie manęs ir tavęs, kalbant kaip tave ir mane kaip Dievo vaiką, kalbant apie tavo ir mano nuodėmę ir atgailą. Užsidėjau daug šauktukų prie šitos minties. Žinote, ką pastebėjau, tai nėra pats baisiausias dalykas. Baisiausias dalykas Dievo akise yra, žinoma, nuodėmė. Bet vienas dalykas, ką pastebėjau, viršūnė krikščioniškame gyvenime yra tokie, kad tu ir aš atrandame tokį savo elgesį, išmokstame gyventi taip savo krikščioniškame gyvenime, kad teisiškai, tai yra, nenusidedame Dievui ir mus nekaltina sąžinė ir ramiai vykdome savo planus. Taigi mes pagal Dievo žodį, kai Dievo žodis sako, nedaryk to, arba daryk tą ir daryk tą, savo gyvenime mes išmokstame laviruoti. Mes esame prie mažo vaiko supratimo, bet išmokstame laviruoti tarp to, ką Dievas leidžia daryti, arba ko Dievas neleidžia. Mes išmokstame vykdyti savo planus, bet tarsi nenusidėti Dievui. Bet lygiai to pačiu mūsų širdis nėra atsidavusi Dievui. Mes išmokstame laviruoti tarp to, kas galima, kas negalima, dvasinė prasme, bet mes iš tikrųjų esame mažo vaiko supratimą. Aš vis tiek noriu daryti, aš vis tiek noriu gyventi dėl savęs, bet išmokstu kartu nenusidėti Dievui. Tai yra šiandieną daug kartų ir mano pozicija, kokią aš užimu, šiandieną tai yra daugelio krikščionių pozicija, bet iš tikrųjų, kaip sakiau, kas yra nuodėmė, kas yra atgaila, kai mes nusidedame. Nuodėmė yra tai, kad aš nusidėjau prieš Dievą ir kad aš įskaudinau Dievą. Bet, kaip sakiau, mes išmokstame savo gyvenime laviruoti tarp to, kad mums neskaudėtų. Mes turime tą mažo vaiko supratimą ir norėdami, kad mums neskaudėtų, mes išmokstame laviruoti tarp Dievo nurodymų ir tarp savo planų. Tai yra, nežinau, ar tai tiksliai išsireiškiau, bet daug grandesnis supratimas turėtų būti, kad aš noriu paklusti Dievui, o ne tai, kad aš noriu laviruoti, kad neturėčiau nuodėmės pasekmių. Taigi, aš turėčiau troškimą paklusti Dievui ir nenusidėti jam, todėl kad jis yra viešpats. Danieliaus 9 skyrius 7 ir 8 eilutės. Paskaitykime 8 eilutę. Viešpatie, mums, mūsų karaliams, kunigaikščiams ir mūsų tėvams gėda,
nes mes nusidėjome tau. Taigi, tai dėl ko, kaip sakiau, atsikartosiu, kai tu padarai nuodėmę, kas skatina tave atgailauti? Ar tave skatina pasekmių baimė? Ar tave skatina tai, kad kiti nesužinotų? Ar iš tikrųjų tave skatina tai, kad tu nusidėjai prieš Dievą, kad aš nusidėjau prieš Dievą? Taigi, po truputį dvasiškai bręskime, nebelaviruokime tarp to, kas teisinga ir neteisinga, kad mes neturėtume nuodėmių pasekmių, bet nebebūkime mažas vaikas, bet tiesiog aukime savo dvasinėme supratime ir pažvelkime į nuodėmę taip, kaip Dievas į ją žvelgia. Tai yra Dievo įskaudinimas, tai yra šventosios dvasios nuliūdinimas. Trečias dalykas, kai yra savo širdies nustatymas, savo širdies situacijos supratimas, kai yra teisinga atgaila nukreipta į Dievą, o ne į tai, kad pasekmių baimė, į tai, kad kiti sužinos. Kai yra teisinga atgaila, tai toliau turėtų sekti teisingas gyvenimo būdas sukoncentruotas į Dievą. Taigi atsikartokime kelias tiesas. Ir tai yra išvados. Mes artėjame prie pabaigos. Trečias dalykas, išvados apibendrinkime viską, kaip gyventi susikoncentravus į Dievą. Taigi, teisingas savęs vertinimas, mąstant blaiviai save, išvelgiant į Kristų kaip pavyzdį. Nustatant savo dvasinę būklę, ar tavo širdis yra dykvietėje, ar tavo širdis yra susikoncentravus į Dievą. Tas pasklausimas, ar tu esi susikoncentravęs į save ir į savo planus, ar tu esi susikoncentravęs į tai, ko iš tikrųjų nori Dievas. Dar vienas klausimas, ar Dievas yra tau kaip poreikių tenkintojas, ir tu vis tiek turi savo visam gyvenimui į priekį savo planus ir tu nori tarp jų laviruoti, nenusidėti Dievui, bet kad Dievas juos palaimintų. Taigi, Dievas nėra tik tai poreikių tenkintojas, Dievas yra viešpats. Kitas klausimas atsikartosiu, ar tu turi troškimą bendrauti su Dievu? Ar tu nori, ar tavo širdis yra sukoncentruota į Dievą? Dar vienas klausimas, ar kai tu atgailauji, tu pirmiausia jaudinės, kokios bus pasekmės? Ar tu, kai nusidedi, tu pirmiausia jaudinės, kad kiti sužinos? Ar tu jaudinės, kad tai skaudino Dievą? Taigi, ar iš tikrųjų, kai mes šiandieną gyvename, mes turime, ar mums padarius nuodėmę yra gėda prieš Dievą? Ne prieš kitus, bet pirmiausia prieš Dievą. Taigi, dvasinės brandumas, tai užtenka būti to mažu vaiku, kuris turi taisyklę. Jei pasielgsi blogai, skaudės. Nebelaviruokime tarp savo troškimų, tarp savo poreikių ir tarp to, kad neskaudėtų nuo Dievo. Bet iš tikrųjų susikoncentruokime savo gyvenimą į Dievą, tai kas jam patinka. Taigi, ar tavo ir mano širdyje yra noras augti ir bręsti, ar vis dėlto mes pasiliekame prie dvasinės dykumos savo širdyje. Taigi, atsistokim ir pasimelskime.